Labas rytas susirinkusiems čia, tokia kamerinė aplinka ir stebintiem diskusiją nuotoliu socialinėme tinkle Facebook. Šiandien kalbėsime apie 6 milijardus eurų ir kaip jie galėtų pakeisti mūsų ekonomiką. Aš esu žurnalistė Rasa Tapinienė, moderuosiu šitą diskusiją. Kol aš pristatinėsiu dalyvius, jūs pagalvokit, kur jūs, pavyzdžiui, investuotumėt 2000 eurų, ar ne? Pradėkim nuo mažesnės sumos, nes tiek gautumėte, jeigu mes tuos 6 milijardus eurų padalintumėme kiekvienam. Ar tai būtų būsto remontas, ar tai būtų saulės elektrinė, ar tai būtų galbūt susimetus su kaimynu koks nors startuolis, galvojant apie ateitį. Nes tai yra pinigai, kurie valstybės mastu tą ir reiškia, kur mes juos visi kartu padėsime, kad rytoj būtumėm tvirtesni, stipresni, turtingesni ir pasitiktumėm ateities iššūkius. Diskusijoje dalyvauja Iltės valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Dainius Vilčinskas. Labas rytas. Labas rytas. Investuok Lietuvoje vadovas Elijus Čivilis. Labas rytas. Sveiki. Saulė Skripkauskienė, Lietuvos banko ekonomikos departamento makroekonomikos ir prognozavimo skyriaus vadovė. Labas rytas. Labas rytas. Ir Dainius Mindaugas Keizeris, EPSO AG įmonių grupės vadovas. Labas rytas. Jūs turėjote 2 savaitės visi pagalvoti, nes prašiau jūsų, kur jūs dėtumėte tuos 6 milijardus eurų, jeigu sprendimas priklausytų tik nuo jūsų. Elijau. Fantastiškai geras klausimas. Dėčiau ten, kur būtų didžiausia grąža ir nauda. Ir man atrodo, šiaip žiauriai gera tema, nes visų pirma, tai mes tokiom temom nediskutuojam. Ta prasme, mes diskutuojam labai dažnai ten kelių tūkstančių ar ten milijonų skaičiuose, ten visi turim nuomonės, ten vertinamo, kad ateina iš esmės tokie dideli skaičiai, mes nebediskutuojam ir kažkaip lik ir bandom užsimerkti. Tai aš tai asmeniškai manau, kad kokią formulę investavimo be paimtum, tai aš labai norėčiau pradžiai apsibrėžti, kas yra investicija. Tai nei trinkelės, nei remontai nėra investicija. Tai yra tiesiog einamosios buitinės išlaidos ir aš tą labai norėčiau griežtai atskirti, nes man iš tikrųjų yra labai gaila, kai mes tą tokį naratyvą išasfaltuojam žvyrkelį ir sakom, suinvestavom. Gal, bet klausimas, o kokia grąža. Tai vat, aš labai norėčiau, kad tie pinigai, jie nenukeliautų, tokiam, sakykime, fundamentaliem, infrastruktūriniam, paprastiem dalykam, kurie taip ar taip turėtų atsitikti. Tai dabar, kur aš dėčiau, tai aš aišku gudriai išsikelčiau kriterijus. Visų pirma, tai yra didžiausios grąžos ir didžiausio poveikio norimos sritis. Ir natūralu, kad visų kiaušinių į vieną vietą nesudėčiau, nes, čia ir gyvenimas yra balansas. Tai aišku, tai būtų tarp skirtingų sektorių, skirtingų kapitalo kilmių ir aišku, skirtingos brandos kompanijų. Skirtingi krepšeliai, skirtingiam kiaušiniam, čia jau saulės daržas, bet dar aš apie tą žvyrkelį. Dainiau, bet ar tikrai yra blogai nutiesti kelią, nes tada gali pravažiuoti daugiau transporto su daugiau prekių ir taip atgaivinama prekyba. Kur jūs dėtumėt tuos 6 milijardus? Čia toks nevienareikšmiskas klausimas, nes žiūrint, ko klausia. Ar manęs kaip Dainiaus Vilčinsko asmens, kuris turi galimybę 6 milijardus investuoti, tai aš tada matomai rinkčiausi kaip Elijus. Maksimali grąža, minimali rizika ir pakankama diversifikacija. Ne? Tai jeigu yra privatus pinigai, bet jeigu yra vieši pinigai, tada kriterijai kiti jungiasi ir matomai nesieki žiūrėti maksimalios grąžos, o žiūri poveikio ir žiūri, kaip įgalinti dalykus. Ir tada tas žvyrkelis biškutį kitom spalvom šitą pasirodo. Tada jau tos dulkės gal ne tiek gazina, bet žiūri jį kaip į kažkokį įgalinantį dalyką.
Tai vėlgi viešieji pinigai išleisti infrastruktūrai ir apie infrastruktūrą dabar labai daug kalbam, įgalina kitiem dalykam nutikti. Mindaugas nebejojo, kalbės, kaip puikiai suinvestuota į atsinaujinčią energetiką, infrastruktūrą, tinklus, leido atpiginti elektrą. Pigi elektra sudaro galimybės didiesiems elektros vartotojams steigtis čia, duomenų centram arba kažkai dideliai pramoniai. Vėlgi žvyrkelis, kaip Rasa gerai pastebėjot, įgalina patogiai, greitai pervežti krovinius, keleivius ar kažkokią tai karinį mobilumą užtikrinti. Tai vėlgi toks, kaip ir sakiau, ne vienareikšmiškas klausimas, ko sieki. Tai ar valstybė siekia įgalinti, ar privatus investuotojas siekia uždirbti. Tai tokie nebūtinai sutampantis tikslai. Kadangi mane jau paminėjo Dainius, ačiū. Aš pavyzdžiui, galvojau apie šitą klausimą, kur investuoti. Aš savęs neatsiejau nuo valstybės ir aš galvojau investuoti, bet ką mes norim pasiekti. Kuo džiaugiuosi, kad čia yra jaunų veidų. Ir aš savo uždaviau tokį klausimą, į ką aš investuočiau, kad po kažkiek laiko mano anūkam būtų gerai čia gyventi. Tai ko tenais reikia? Tai pirmiausia, jie tenais turi būti ir turi gyventi. Tai dabar ta aktuali visai tema. Ir čia reikia išgyventi iki ten, tai reiškia į saugumą, į saugą investuoti. Antras dalykas – į žmonės ir bele kokios kompetencijos, bele kokių kompetencijų vystimas, bet kokios žinios. Ar tai bus matematika, fizika, energetika, filosofija, IT, AI, RPA, ML, visi kiti tie buzzwordai, kurių negalima čia sakyti. Tai visi tie, kurios jauni žmonės žino. Aš pagalvojau, kad 6 milijardai yra, jeigu jaunuolis užima pirmą vietą pasaulio olimpiadai, tai mes po 100 000 paketų tokių vaikui, jaunuoliui augti, mokytis, pasiekti kažką, galim 60 000 jaunuolių padaryti. Tai kai jie norės dirbti savo šaliai, jie čia taip investuos, geriau už mus visus čia esančius kartu sudėjus, nes jie čia gyvens. Jie už 15 metų sprendimus priiminės. Mane atleis iš darbo arba neatleis. Aš todėl labai noriu žiūrėti jauniems žmonėms į akis. Ir tai čia viena dalis yra išgyventi ir gynyba, saugumas, būti tuo ežiu, apsisaugoti. Antra dalis jauni žmonės ir trečia dalis, jeigu žiūrint 50 ir vėlesnius metus, reikia žiūrėti, ko reikės tuo metu, į ką mes dabar turim investuoti. Ir investuoti keliai, jungtis plačiaja prasme, jungtis uostas, energetika ir taip toliau, juk infrastruktūros statyba trunka 10-15 metų. Tai jeigu mes neturim infrastruktūros, neturim elektros, neturim jungčių, neateis pas mus nei duomenų centrai, nei dirbtinis intelektas nieko, nebus nei pigios elektros. Apie tai, ką Dainius sakė apie atsinaujinančią, specialiai nekalbėsiu, nes aš ir taip daug kalbu. Tai... Saulė, girdėjom labai skirtingus jau matymus, kur tie 6 milijardai galėtų nueiti. Elijus lieka, suprantu, mažumoj, prieštaraujantis ten tų žvyrkelių asfaltavimui, bet kaip jums skamba iš banko pozicijos, iš Lietuvos banko pozicijos, ar čia į tą pusę galvojam? Šiaip tikrai teisingos kryptis yra švietimas, pramonė, infrastruktūra, tai yra tikrai tos sritis, kurios ateityje leistų mums užauginti didesnį obuolių derlių ir turėti daugiau. Bet kas dar labai svarbu, kalbant apie žvyrkelius, tai Lietuvos, jeigu žiūrime žemėlapį, nedarbo lygis yra didžiausias tose savivaldybėse, kur yra infrastruktūra, keliai patys silpniausi. Tai reiškia, su keliais mes galime ir žmonėms palengvinti kelią iki darbo. Tai ir tokiu būdu būtų toks laimėjimas tiek įmonėms, kurioms tikrai darbo jėga yra didžiulis trūkumas, tiek apskritai bendrai ekonomikai. Tai ekonomikos prasme tikrai tiek energetika, tiek pramonės investavimas, tiek į skaitmenizaciją, padalinimą pajėgumų tikrai yra labai svarbus, bet 5. kolona, kaip čia gal ir netinka tas žodis, 4. jo kolona, kuri yra labai svarbi investicijų sėkmiai, tai yra sistema.
taip, kaip mes gebame apsaugoti visus pinigus nuo korupcijos, kaip tai galim padaryti skaidriai. Tai vat šitas dalykas yra prielaida sėkmingam 6 milijardų investavimui. Neturėdami geros sistemos, tiek tikslų nusibrėžimo, tiek kontrolės sistemos, kaip mes nukreipiam tos pinigus, kaip atsirenkam investicijas, nenuvažiuosime efektyviai, kaip galėtumėm, nes skaidrumas yra labai labai svarbu. Ir man irgi klausimas toksai būtų auditorijai, kaip jūs manote, investicijos, tos viešosios, jos turėtų būti greitos ar skaidrios? Kas yra svarbiau? Pakelkit greitai, pavyzdžiui, rankas, kas už tai, kad tos investicijos būtų greitos. O už tai, kad skaidrios? Ar tenkina atsakymas? Tenkina. Eli, jau likot mažumoje, dabar jau turit pasiaiškinti, gal įtikinom dėl tų žvyrkelių. Nu, aš manau, čia toks labiau žodžių žaismas gavosi, jūs manęs paklausėt kaip asmens, aš taip norėjau turbūt labiau sureikšminti, kad mes labai viskas suveliam į vieną krūvą ir tada, kaip čia pasakyti, pasirenkam, kas yra ten patogu, na, kaip pavyzdys, tarkim, ar ne. Aš labai gerai atsimenu, kai buvo COVID-as ir pirmas paketas pinigų iš valstybės išėjo kaip atsakas ekonomikai skatinti ir pirmas paketas buvo skirtas kelių asfaltavimui per COVID-ą. Tai ta prasme, taip aš nesiginčiu, taip, tų kelių infrastruktūros reikia, bet aš noriu pasakyti, kad jie mums nepadės padaryti esminio proveržio. Ir jeigu mes norim inkrementaliai ir toliau ten kažkaip, kažkaip daryti ir likti vidutiniokai, tai galim daryti įprastų veiksmų, bet aš taip ir norėjau sureikšminti tą diskusiją, kad čia yra, turbūt unikali galimybė, kai mes sukonsoliduojam tiek resursų, kuriuos galim neištaškyti ir nevadinti tų dalykų, kurie yra, sakykim taip, aš sakau, tai yra savaime suprantama. Man tai yra higiena. Jeigu mes apie higieną kalbam, kad pavalgyti žmonėm, čia dabar yra valstybės, sakykim taip, pagrindinis iššūkis, tai man labai gaila, mes esam Afrika. Dabar jau turit patikslinti, ką turit omeny. Kodėl čia dabar mūsų Afriką išvadinot? Todėl, kad, kaip ir sakiau, tai yra turbūt unikali Lietuvoje situacija, kai mes konsoliduojam tokią sumą pinigų, kurią galim parinkti ir pakreipti savo vystymosi trajektoriją. Ir aš tiesiog sakau, kad jeigu tai yra senais metodais ir senų tokių inercinių būdų išbarstoma tais įprastiniais kanalais, tai mes turbūt tikėtina kažkokio transformatyvaus proveržio ekonomikoje nepasieksim. Gerai. Tai kitas esminis dalykas, ar ne, jeigu neišbarstom, kaip jūs sakot, žvyrkelius per COVID-ą, kur tas investicijas paskirstyti yra geriau? Ar skirstyti tam, kas yra jau užtikrinta, nežinau, energetika, ar ne, linijos, kurios veikia jų priežiūrai? Koncernas, kuris veikia ir kuris, duoda jau grąžą ir mes matom tą grąžą. Ar investuojam, nežinau, į startuolį, kuris po metų gali užsilenkti, liaudiškai tariant, bet jeigu, pavyzdžiui, neužsilenks, jisai gali pakeisti pasaulį ir gali pakeisti visą mūsų ekonomikos struktūrą. Saulė. Aš labai palaikyčiau Mindaugo mintį, kaip buvo paminėti jaunimas, kurie dalyvauja olimpiadose ir laimi. Tai iš esmės jau dabartiniai verslai, taip, tai yra svarbu juos investuoti ir palaikyti jų kraujotaką ir gauti iš ten rezultatų, bet pamatinis resursas, jeigu šiaip žiūrėti gamybos funkciją, ko reikia, kad pagamintumėm bet ką, tai gamyboje yra kapitalas, žmonės ir technologija. Tai va ta komponentė žmonių, čianais nebus greito rezultato, tikrai nebus. Reikia pradėti nuo priešmokyklinio ugdymo, pagrindinės mokyklos programos universitetų, bet tai iš esmės keistų mūsų perspektyvą ateityje. Ir tos šalis, kurios šiandien yra išsivyščiusios, pirmūnės ir kurias mes žiūrime, tai yra Singapūras, Suomija, Pietų Korėja, ypatingai Singapūras, visi pradėjo nuo švietimo sistemos. Aš tokia gal tik replika, kadangi mes čia tokią tą aplinką turim, čia, nedarbinis pokalbis šeštadienį, tai gal į metinį vertinimą neįeis, bet aš ir norėjau taip, paspirgint.
aš irgi labai dažnai ir daug metų visą laiką kalbėdavau, kad jaunimas čia ateityje sutvarkys, čia į juos investuot. Ir man tada toks atėjo supratimas, kad aš tiesiog bandau nusikratyti atsakomybę. Nu, vat, kažkas čia ateis, kažką sutvarkys, aš tai čia žinokit, nu, vat, aš jums padėjau. Ta prasme, man atrodo, čia šiaip yra labai klaidingas naratyvas, nes mes šiandien dieną priminėjom sprendimus ir mes esam ten, kur esam. Ir aš labai norėčiau, nu, nebūti tas, kuris į kitus pirštus rodytų. Tai aš labai siūlyčiau, na, kaip pasakyti, taip, jaunimas labai svarbu, bet mes gyvenam šiandien ir mes prisiemam tą atsakomybę šiandien. Taip, visiškai pritariu, mes prisiemam atsakomybę, tai nereikia visų, galima aišku 6 milijardus virš Lietuvos laukų iš sraigtasparnių išbarstyti, tai aš ne apie tai kalbu, bet sudėlioti skirtingomis kryptimis ir nebus greito rezultato, va taip nenutinka stebuklai, bet jeigu mes neinvestuosim į jaunus žmonės, nesikalbėsim, tu skiri laiko susitikti su jaunais žmonėm, tu bendrauji, kalbi, tai jeigu tu neskirsi, žmonės jausis nereikalingi, jie turi jaustis šitos šalies gyventojais, jie turi turėti valią, ugdyti, turėti smegenų, treniruoti juos ir turėti galimybių. Čia yra mano atsakomybė ir aš turiu daryti dabar, investuojant ir į mokytojus. Bet kadangi nieks neužsiminė apie energetiką, aš vieną pavyzdį pasakysiu. Kaip yra atpiginti labai greitai, sumažinti elektros tinklo kainą? Tiesiog vienus metus nedarykim priežiūros elektros tinklo, viso ESO tinklo priežiūros nedarykim. Elektros tinklo kaina tais metais atpigtų 0,3 cento. Atpigtų. Tai apie 30 milijonų eurų. Taip, kas būtų kitais metais, nu tai tiek to. Čia kaip iš algos, kaip padaryti, nu gerą balių pasidarai, tikrai tą dieną bus smagu. Ne? Bet dabar kas įvyko su energetika? Tai čia ne tik tai apie energetiką yra. Lietuva 22 metais importavo elektros 67%. Importavo. Sumokėjo 2,3 milijardo į užsienį už importuojamą elektrą. Visur veikia rinkos kainos, biržos, visur skaidru. Dabar po to pas mus augo atsinaujinančių, importo kiekis mažėjo. Mes šiai dienai 25 nuo metų pradžios importuojam 23%. Mes sumokėjom 160 milijonų, reiškia 10 kartų mažiau negu 22. Taip, kainos mažėjo, bet vis tiek. Reiškia, šituos pinigus sumokam tiem, kas pagamina, bet Lietuvoje jie grįžta su grąža, jie vėl investuojasi. Ir čia kalbu apie tai, kad diversifikavimą. Vien energetika padaryti naujus laidus, kurių labai reikia. Sinchronizacija, jungti su Vokietija, jungti su Lenkija, jų labai reikia. Bet jeigu nebus gamybos vietinės, jos bus neišnaudojamos. Jeigu nebus vartojimo, pramonės, duomenų centrų, visa tai nebus išnaudojama. Todėl reikia visur investuoti, bet pirmiausia reikia smegenų, valios ir patriotizmo. Ir va klausimas iš auditorijos. Kodėl tikiuosi, kad garsiai moko dar šitą. Garsiai moko. Tai ir reflektuodamas, replikuodamas, kas vis dėlto eina po ko? Ar mūsų šansas pristraukti Google'o, ar pirma Google'o duomenų centras, ar pirma visiškai gera kokybiška energetika su gamyba ir apsaugos šaltiniais tam, kad iš vis Google'ą galėtume pradėti pilioti? Nu, čia aš galėčiau pasisakyti, nes ne tik Google'ą, bet ir Amazon ir kitus bandom privilioti. Čia yra toks kompleksiškas procesas. Mes nesam izoliuoti kaip šalis su visa meilė Lietuvai, mes labai faini, bet mūsų vertės pasiūlymas yra labai silpnas. Kas yra tas vertės pasiūlymas? Tai mūsų palyginimas su kitom šalim. Ir tarkim Skandinavijoje, kokioj Norvegijoje kainos yra dramatiškai mažesnės keliais kartais. Jis yra žalia energetika ir kol mes negalėsim žalios energetikos pigiai pasiūlyti, mes beveik net neturim šansų pasiūlyti savęs tokioj konkurencinėje aplinkoje. Aš čia sutirštinu, nu, kad taip. Sutirštinai. Gerai, tai kad nepadaryt labai linksmos diskusijos, tai aš labai tiesiai, taip ten yra pigiau, bet mes esam tarptų elektros prasme pigesnių šalių. Visose Norvegijose, Švedijose kaina yra pigiausia ten, kur yra visiškai daug hidro ir nėra jungčių ir nėra žmonių. Ten pigiausia. Tai nereiks suabsoliutinti, bet
atsakant į klausimą, tai turbūt kartu, čia vištos ir kiaušinio klausimas, bet mes čia, kaip pasakyti, darom investiciją su tikimybė, jog kažkas neateis, bet visi duomenų centrai, jie vakarų Europoje jau nebegali ateiti, todėl kad ten per ilgai vyksta statybos. Ir jiems šitas regionas atrodo įdomesnis. Kodėl ten per ilgai vyksta? Todėl, kad yra urbanizuotos teritorijos, todėl, kad labai sunku susiderinti, labai sunku pratiesti naujas linijas, kaip ir pas mus. Tai mes visą laiką dėl kiekvieno dalyko yra pasirinkimo klausimas. Jeigu mes padarysim labai greitą procesą ir labai patrauklų investuotojams ateiti, kažkas dėl to nukentės. Nereikia užsiminėti iliuziją. Aš nežinau, ne 14, būna stebuklai, bet labai retai. Tai visą laiką tu turi daryti pasirinkimą. Ir mes tikrai nesam tokie labai atsilikę. Ne dvigubai pas mus kainos didesnės negu Norvegijoje. Nord Pool'o, pažiūrėkit, biržos duomenys tikrai gerai atrodom. Nu, mes turim dar perdavimo mokesčius. Šitame 3 centų. Mindaugas, kai nenaudosim, nekalbėsim apie Nord Pool'ą čia, bet ar biškutį mes čia taip nesuabsoliutinam per daug, aš taip klausau ir galvoju, kas yra liūdna, žiūrint paskutinius porą metų, reikšmingesnių investicijų į šitą regioną netėjo, ne? Galiu patvirtinti, ar ne? Negaliu patvirtinti, nes tokie ir Inmetaliai atėjo, ir Robin Hoodas, vienaragis iš Jungtinių Amerikos valstijų, Entity Data, pirmieji japonai atėjo, tai aš manau, mes jau antiek pripratę prie gero gyvenimo ir prie to nuolatinio BVP augimo 20 metų, tai mums taip kažkaip... Nes aš biškai bandžiau užčiuopti tą saugumą klausimą, nes aš su tokia lengva nuostata gyvenu, kad kol vyksta karas, nieks nepulšės teikti duomenų centrų, nes yra rizika ir mes patys daug kalbam apie grėsmę, ruošiamės karui, tai kodėl kažkas čia turėtų ateiti ir pafronte investuoti. Tai šitas momentas yra. Tada vėlgi, Mindaugai, pats pasakoji, kiek jungčių buvo nutraukta Baltijos jūroje paskutiniu metu. Negirdėjo, žinokit, mūsų auditorija. Tai Mindaugai, pasakyk. Arba užbaikit, arba duokime Mindaugui pasakyti apie tai. Jo, tai mano mintis yra, kad vėlgi 6 milijardai, klausimas, kaip juos padalinsi. Bet tai, kad Lietuva susikūrė žalią elektros generavimą, tai buvo valingas sprendimas su daug finansinės motyvacijos verslams investuoti. Kitas, tai vienas dalykas, tu gali verslus skatinti per pinigus. Ir verslas seka pinigus. Kur yra pinigų, ar uždirbti, ar lengviau investuoti, ten verslas investuoja. Arba tu sukuri infrastruktūrą. Kitas geras pavyzdys buvo fintechai. Buvo reguliacinė aplinka, visokie prisijungimai prie clearingo centrų ir taip toliau buvo sukurta. Pradėjo Lietuvoje čia steigtis daug aktyvumo, dinamikos, iš užsienio investuoti ir taip toliau. Tai tu gali keliais būdais, bet turi būti aplinka palanki. Turi būti ta investicinė aplinka palanki, bet ir tas saugumo momentas. Tai dabar Mindaugui perdodu. Taip, perdoda Mindaugui, nes čia būna tas toks niuansas, kai pašnekovai susitinka anksčiau, negu pradeda pokalbį prieš auditoriją ir tada auditorija sako, palaukit, o kada jis čia taip sakė. Tai dabar, Mindaugai, prašau pakartoti apie tuos kabelius ir jungtis. Ačiū. Tai mes su pašnekovais taip susitinkame įvairiais formatais. Apie kabelius jungtis. Šiaip tokia tikrai statistika yra. Nuo 23 metų vidurio iki 25 metų pradžios Baltijos jūrai buvo per 18 mėnesių apytiksliai nutraukta 11 jungčių. 11. Jungtis turiuomenį, dujų vamzdis nutrauktas nuo Suomijos iki Estijos, elektros jungtis nutrauktos, telekomunikacijų jungtis nutrauktos. Tiesiog laivų inkarai labai gedo kažkaip tuo momentu. Juokas juokais, bet visos tos jungtis, kai nutraukiamos, tai kainuoja visom ekonomikom. Ir čia kaip ką pasakau pavyzdį, 24 metų Kalėdų vakaras. Visi su šeimomis. Ir ateina tada žinutės iš įvairių šaltinių, kad nutraukta jungtis tarp Suomijos ir Estijos. Tokia pat kaip Nordbalta su Lietuva ir Švedija jungia. Ir ją tik nesenai sutvarkė. Sutvarkymas Suomiam ir Estam kainavo apie 60 milijonų. Per tą jungtį netekėjo visą tą laiką elektra ir taip toliau. Buvo daug visokių šalutinių efektų. Bet ką tai reiškia? Mes turim investuoti ir apsisaugojimą ir mes patys negalim apsisaugoti. Toj jūroje, kur yra daug jūrinės teisės galioja, ten turi veikti NATO ir čia valstybė daro dalykus. Dabar, čia pačioj pradžioj, kai aš kalbėjau apie tą
kai kalbėjau apie suderinimą tų investicijų ir kad į gynybą reikia, gynybą platesnė prasme, apsaugoti mūsų investiciją ir mūsų ateitį. Būti tais ežiais, tais, kur nieks nenorėtų lyst. Arba gebėti greitai atstatyti. Į tą irgi investuojam, pasirengimą greitam atstatymui. Paminėtas Rheinmetallis irgi toksai pavyzdys, kaip mes kaip EPSO grupė, toks vienas iš tokių niekad nedarytų dalykų. Lyg tai, kai prasidėjo per Baltarusiją migracija nelegali, EPSO grupė turėjo pastatyti tvorą 500 km. Mes irgi, kaip ir energetikos grupė, pastatėm, kraujas bėgo iš nosies, bet pavyko. Dabar su Rheinmetalliu irgi. Pradėjom kalbėtis, sustruktūravom sandorį, dabar jau investicinių žingsnių žengiam. Tai irgi 250-300 milijonų eurų investicija kažkur tai. Ir tai yra vienas iš žingsnių, kur užsukti gynybos pramonę. Tai tiesiog reikia daryti dalykus, žiūrim į priekį, įmam, dreba rankytės kartais, nes niekad nežinai, aš nevaidinsiu, kad aš čia kažkoks genijus, žinau kažką daug labai. Tiesiog imi, darai, formuoji komandą, kalbės su žmonėm ir viskas. Aš dar irgi noriu prisidėti tą mintimi, kad švietimas ir mokymasis vyksta ne tik tais formalioje aplinkoje universitetuose, bet labai didelė dalis apsimokymo įvyksta darbo vietoje. Ir labai svarbu irgi suvokti, kad kai mes kviečiame Rheinmetallį ar kitus žaidėjus į Lietuvą, žmonės ten dirba, Lietuvos žmonės, ir jie išmoksta labai daug nuostabių dalykų. Tai yra didžiulis skirtumas, ar užsakyti dalykus iš užsienio ir tada kaip ir neakumuliuoji, nesukaupi tų žinių ir yra tik nupirkta, bet būtent Lietuvoje gamyklų atidarimas, laivų statymas, jis palieka didžiulės kompetencijas. Tiek IT, tiek inžineriniai, tiek projektų vadybos prasmėje, tai yra labai svarbus dalykas. Mokomės ne tik tais iki bakalauro gavimo, mokomės visą gyvenimą. Ir būtent įmonių įdomių ateimas, pavyzdžiui, kaip Barklajus, kažkada tai buvo pritraukta po didžiosios finansų krizės Lietuvoje, pasėjo sėklą tam, kad dabar turėtumėm stiprų augantį IT sektorių. Ir ne universitetuose gimė specialistai, bet būtent užsienio investicijų pasekoje turime šiandien tikrai labai gerą situaciją, kai IT sektorius užaugęs yra nuo kelių procentų prieš 10 metų iki 5% BVP. Štai biškutį dar tą švietimo momentą galvoju, po Mindaugo kelių akcentavimų, kad reikia, kad gyventų jaunimas čia. Bet aš galvoju, pasaulis labai globalizuojasi ir tas pasaulis toks valstybių sienos trinasi. Ar iš tikrųjų turim uždaryti tą jaunimą čia? Ir dabar ta švietimo sistema tam, kad jinai duotų labai greitą rezultatą, tai naivu būtų tikėtis nebent tuose sektoriuose, kur istoriškai Lietuva buvo stipri, ten puslaidininkiai, lazeriai ir taip toliau. Iš to, kiek mes matom, kur yra investuojama ir jeigu investuojama ne ten į kažkokių lentų gamybas ar transporto paslaugos teikimą, o tikrai už tos pridėtinės vertės gamybą, biotechnologijos, puslaidininkiai, kažkokių baltymų naujų kūrimai. Vėlgi, kas tuos verslus pradeda? Tai žmonės, kurie turi profesinę patirtį, žinias ir jos dažniausiai yra gautos kažkur kitur. Ar užsienio universitetuose, kurie specializuojasi, ar dirbant kažkokiose kitose šalyse ir grįžtant į čia. Tai vėlgi, kažką galim patys užsiauginti, kažką galim paskatinti išvažiuoti ir sugrįžti. Ir šiandien po pietų kalbėsim apie santykį su diaspora. Ta diaspora visokia. Kažkas yra išvažiavę nesenai, kažkas išvažiavę tarpukariu. Ir vėlgi, ryšio su ta diaspora sustiprinimas ir grąžinimas. Tiek pinigų, tiek ir žinių, tiek ir pačių žmonių į čia yra ta dar viena svarbi prielaida, kad tie milijardai, jie prasmingai būtų ir maksimaliai su geru efektu išnaudoti. Aš irgi tikrai palaikau visus išdėstytus argumentus ir tam, kad kuo daugiau žvitrių, smalsių vaikų išvažiuotų mokytis į universitetus užsienį, mūsų darbas dar juos tokiais smalsiais, ambicingais padaryti būtent iki universiteto. Tai čia Lietuvos darbas, mūsų švietimo sistemos, tėvų, visuomenės bendrai.
Dainių, Nacionalinis plėtros bankas, ar ne? Ateina dabar tėvai ir sako, duokit mums ten sumą X, mes investuosime vaiką, kuris išvažiuos mokytis ir pažada grįžti. Ar bankas duoda? Tėvai tada turėtų įsteigti kažkokį tai startuolį, kuris investuoja į vaiką ar vaikus, nes gaila, bet mes tik į juridinį vienetą galime. Aš supratau. Tokioje labai jau ankstyvoje stadijoje mes kaip dar nesugalvojom, bet puikiai mintis pamąstymai. Mes daugiau, kai jau ateina su idėja. Kai ateina su idėja, taip tokius mes labai mėgstam ir daug tokių paraiškų vertinam, diskutuojam ir nemažai kas gauna ir įvairia forma. Ir ar ten paskolų, ar investicijų į kapitalą, didesnėm, mažesnėm sumom, tai tokių dalykų yra daug. Ir džiugu, kad atsiranda tų iniciatyvių ir kūrybiškų ir tą verslumą turinčių žmonių. Ir tas plėtros bankas su pakankamai reikšmingom lėšom daro nemažą poveikį, bet aš asmeniškai bandau labai mėgsti dialogą su tais labai sėkmingų naujų verslų kūrėjais. Tesonet, Kilo Health, Vinted yra tie geri pavyzdžiai. Bet jie sukaupė užauginę reikšmingas kompanijas, bet kartu aš matau pas juos, kad jie labai nori ir čia padėti tam naujai bendruomeniai formuotis. Ir žiūrint tą pačią estų gerą patirtį, kur sėkmingus verslus sukūrė, pinigus uždirbę, verslininkai tuos pinigus grąžina atgal į startuolių bendruomenę. Tai mums Iltė norisi daugiau bendradarbiauti ir kartu investuoti į tą jaunąją, tą būsimos ekonomikos dalies kūrimą, kur naujoviški verslai, ne vien tik tradicinė pramonė, bet naujoviški verslai, globalūs verslai galėtų čia užgimti. Tai kartu veikiant su privačiom investicijom, valstybinės lėšos ar tos viešos lėšos gali tą efektą pasiekti. Tai tas svarbus, efektyvus dialogas, jo sukūrimas. Aš tik tais gal, kadangi vis tiek, kaip bebūtų, pasąmoningai, nesąmoningai, bet mes kalbam apie ateitį ir apie dabar jaunus žmonės. Ir čia yra toksai momentas, tikrai nenoriu sakyti, kad čia turi mokytis, tikrai išvažiuoti, bet kalbam apie tą, kada grįžta pas estus, ne, tos investicijos, kai yra sukuriamas pasitikėjimas ir ryšys. Mes kiekvienas, kas turim vaikų, mes investuojam kaip į startupą kiekvieną savaitę. Ir aš neseku, kur mano merginos išleidžia, ar saldainiams, ar daržovėms. Ne? Aš pasitikiu. Ir pasitikėjimas, jisai netgi semantinė prasme, jisai su sangrąžos dalelytė yra. Nes tu duodi pasitikėjimą tą, kurį tu turi. Ir jeigu mes taip kalbėsim su jaunais žmonėm, tarpusavį mes sukurkim pasitikėjimą, tai kai jie dirbs užsienį, turės savo patirtį, baigs ten mokslus, jie norės čia grįžti. Nes užsieniuose, visuose mega didmiesčiuose yra kitaip, yra nesaugiau, yra perkrauta. Mes čia turim labai daug privalumų. Taip? Singapūras turi labai daug savo privalumų dėl saugumo ir taip toliau. Bet žmonės, kurie norės čia grįžti, tai dėl to, kad jie natūraliai. O mes tą galim sukurti ryšį. Ir dar aš ką patyriau pastaruosius metus. Pradėjau aktyviai dalyvauti karjeros mūgėse, Vilnius Tech dienose. Ir kai aš pasižiūriu į tuos jaunus žmonės, tą masę jaunų žmonių, aš galvoju, viskas su šita šalim bus gerai. Jie šypsosi, jie klausia, jie drąsūs, jie challenge'ina, nežinau, ar galima tokį žodį sakyti. Jie klausinėja, jie klausia, kaip šitie dalykai veikia. Tai čia yra, jie yra laisvi, jie nebėra tie su raudonom tokiom ir tikiuosi nebeužsidės tų tokių skarelių čia nais po kaklais. Tai va čia yra laisvi žmonės, kurie turi sąryšį su savo tauta, su šalim, jie iš bet kur yra lietuviai, jie diaspora yra lietuviai. Aš čia vėl noriu gal įpilt ko nors ir sugadinti ant tą vakarėlį, paleisiu dabar popso. Tai keli dalykai. Aš tai manau, nieko čia sugrąžinti ir nieko čia saugot, prisikviesti nereikia, nes jeigu mes čia bandysim
įtakoti asmeninių žmonių likimus, tai mes vėl tapsim ten prosovietikus. Man atrodo, ekonomikoje yra labai aišku, arba tu esi centras, arba tu esi donoras. Mes buvom donorai, iš mūsų bėgo, dabar mes esam centras. Ir jau esam X metų centras. Pas mus net pozityvi migracija, žmonės čia mato galimybių ir aš tai kažkaip neprisirišu prie to tautiškumo lietuvis. Nu, ta prasme, man tai labai faina, jeigu ir britas, ar ten vokietis, ar prancūzas atvažiuoja. Kai kuriuose užsienio investuotojose jie yra labai imlus, kadangi jie veikia globaliam kontekste, imlus užsienio talentų pritraukimui ir jų įdarbinimui. Ir man tikrai smagu vaikščiot po savo klientų ofisus ir matyti, kiek daug yra užsieniečių. Ir aš jau klausiau, ko iš čia atvažiavot? O jis sako, o pas jūs kiek daug galimybių. Sako, aš, pavyzdžiui, iš Madrido atvažiavęs, čia realiai, paskutinis, su kurio kalbėjau, sako, aš ten dirbau, bet aš žinau, kad aš dar 15 metų turėčiau būti kažkoks junioras, o aš čia Lietuvoje per 2 metus jau esu kažkoks vertinamas profesinis žmogus. Sako, aš čia atvažiavau padaryti karjerą. Ir man, pavyzdžiui, žiauriai malonu, kad ispanas mano, kad Lietuvoje atvažiuoti galima padaryti karjerą. Tai taip, kaip mes kažkada važiavome į Londoną ar dar dabar kažkur lik ir norėtume važiuoti. Tai pirmas dalykas, aš neprisiriščiau prie lietuvių, antras, tikrai neribočiau čia tų žmonių, čia juos traukt, stumt. Ta prasme, jeigu čia viskas bus gerai, jie natūraliai kaip magnetas važiuos. Na, o antras, aš vis tiek noriu grįžti prie šios dienos ir man tikrai patiko apie tas karjerų mūgės, nes aš lygiai taip pat dabar tokį pasiėmęs vizitavimo po regioną. Ir irgi čia Vilniui, mes čia viską žinom, mes čia sutvarkysim, jokių problemyčių, gi čia sostinė. Bet tu nuvažiuoji, ten yra lygiai tokie patys, normalūs žmonės su savo vizija, su savo gebėjimais ir jie tikrai geba daugiau padaryti, negu, tarkim, mes linkę dėlioti kažkokias ten tas dėžutes. Ir taip natūraliai tada prieina, kad tai šiandien yra ne tik čia jaunimas, yra ir dabar jau esantys žmonės, kuriem perkvalifikavimas ir kažkokia paskata savo gyvenimą transformuoti į tą šiuolaikinį yra tikrai siekimybė. Netgi tie patys startuoliai, kai sako, sėkmingiausiai tie pradedantieji entrepreneriai yra visgi patirties įgavę žmonės virš 30, o ne kažkokie ten iš mokyklos suolo išėję. Na ir tada grįžtam dar prie vieno klausimo, kurio mes čia kažkaip niekaip nepalėtėm, tai yra tos sidabrinės ekonomikos. Galbūt čia šitie 6 milijardai gali būti tą galimybę pagaliau ne fragmentuoti mūsų visuomenę, kad hipsteriai varo ten su nuostabiom investicijom ir mes čia barstom daug pinigų, nes mes tikime jų ateitį. Į regionus, ten jie vis tiek nieko gero, o senoliai, pasitraukit, jūs čia nervinat mus. Tai aš sakyčiau, čia irgi vienas labai svarbių klausimų, pažiūrėt, kaip visą visuomenę, nefragmentuojant per regionus ar rases, ar ten socialinės grupės, gebėt turėti visus veikiančius. Kalbant apie Vilnių ir galimybės, tai kadangi Dainius anonsavo pokalbį apie diasporą, tai aš anonsuoju, kad vakare irgi kalbėsim 18:30 apie tas 2 Lietuvas, ar jos egzistuoja ir kaip sekasi regionams, bet mes vėl turime labai aktyvų dalyvį iš auditorijos. Giedriau? Taip, garsiai kalbu gerai. Pareplikuosiu, biškį labai gražus ir teisingas optimizmas, iš tiesų yra labai šaunaus ir gabaus jaunimo, reikia juos investuoti. Klausimas, ar skaitėte paskutinį gruodžio mėnesį, buvo jų publikuotas, Lietuvoje tapo viešai žinomas, mažai diskutuotas OECD, pasaulinį OECD suaugusių gebėjimo tyrimą. Ką darom su mumis anūkais? Tas labai blogai rezultatai. Saulė linksi. Aš esu susidūrus, ta prasme, esu informuota, žinau šitą situaciją, bet recepto neturiu. Bet be abejo, įtraukus visus reikia į laivą kviesti ir visiems kartu juo keliauti. Tai kaip sumotyvuoti, galbūt kolegos turės minčių. Kad taip visiškai netrodo, kad nieko nėra apie sidabrinę ekonomiką ir kad negalvojama, tai taip nėra. Pas mus toj programai garsioji Startuok yra jau akcentas ir į sidabrinės ekonomikos atstovus, kad naujos įmonės būtų steigiamas ne tik tais čia šabloniškai, stereotipiškai jaunių žmonių, bet kad ir amžius nesvarbu. Gali ateiti ir vyresni ir tos sąlygos bus palankios, bet čia gal daugiau tas momentas emocinis, softinis, kaip paskatinti ar padrasinti, būnant 50 ar 60 plus, pradėti naują verslą ir rizikuoti. Tai čia daugiau tas. Jo, aš tai noriu, tikrai, aš jaučiu į tą temą. Aš tik tai... Bet palaukit, tada gal duodam, jeigu vis tiek tada...
Sveiki, tai aš pažįstu mūsų reikalais esam garsiai. Tai tą, ką Dainius dabar pasakė, pats seku, sakykime, paskutinius metus esu laisvesnis rinkoje, tai seku įvairius galimybės verslo ir, pavyzdžiui, viena iš jų yra tradiciniai verslai, kurie yra jau, kaip gražiai išreiškia, sidabrinės kartos, ar ne? Ir čia yra visų vakarų ekonomikos, iš principo, iššūkis, amerikiečiai, vakarų Europą turi tą baby boomers, ar ne, kartą, mes turim 35 metai po nepriklausomybės ir vėl jau sukako 60 plus metų ir aš pats ne su viena kompanija kalbėjau, kurie galbūt norėtų pasiduoti ir net nežino nei nuo ko pradėti, nei kaip daryti, nori galbūt palikti vaikams, bet vaikai ten dirba kažką kitą. Ir tarkim, amerikiečiai turi kažką panašaus, taip vadinamas SBA, Small Business Association, kurie 80% suteikia, man atrodo, apie lengvatinę paskolą, galbūt net grantas eina norintiems perimti verslus. Tarkim, aš 40 metais, turintis verslo patirties, vadovavimo patirties, noriu įsigyti įmonę, aš sumoku 10%, 80% valstybinė įstaiga kaip ILTE finansuoja, dar 10% yra taip vadinama seller loan, tai reiškia, kad pardavėjas gali palaukti likus 10%. Tai čia, man atrodo, vienas puikiausių yra galimybių apjungti ir nenumarinti tos sidabrinės ekonomikos, nes jinai užges. Yra medžio apdirbimo kompanijų, kad ir kaip jos seksis skamba. Taip, tai mintis yra aiški. Tai, Elijau, gal jūs pabaikite tada Dainių apie tas galimybės finansuoti? Tai aš čia per tokias gal asmeninės istorijas ir aš dabar ne apie įmonės, o apie individualius asmenis, tai pas mus visų pirma yra stereotipai, yra žiaurūs stereotipai. Kaip pavyzdys, aš nesu matęs kofeinė nei vieno darbuotojo, kuris būtų virš 40. Tuo tarpu ir tikrai, labai paprastai, užsienį, bet kokiam paslaugų srity, tu pamatysi labai daug normalaus vyresnio amžiaus žmonių, kurie dirba. Tai aš ką noriu pasakyti, Lietuvoje mes pradžiai esam labai užsirakinę, kad vyresnio amžiaus jau nieko negeba, nieko negali, nors aš sakyčiau, tų fundamentalių paslaugų, tai visi viską galėtų padaryti. Tai čia vienas. Dabar aš nesu ekspertas socialinių ten darbų ir kaip čia turėtų formuotis tie įtraukimai, bet aš esu daug dirbęs su skaitminiais įgūdžiais ir būtent Lietuvos senolių pajungimų į skaitminę Lietuvą. O kas jums yra senolis? Nes aš mačiau diskusiją dabar kilusią. Nes mačiau LinkedIn'e yra nuo 40-50. Elijau, kas jums yra senolis? Nuo kiek? Ne, aš tai sakyčiau, žmogus, kuris gali pasirinkti ar eiti pensiją ar likti dirbti. Ir jeigu jisai pasirinka likti pensijų, jisai jau yra senolis, jeigu jisai lieka, man jisai yra toks pats kaip aš pats. Tai aš ką norėjau pasakyti, kad aš tada irgi turėjau tokį, o Dieve, ką su tais dabar senukais daryti ir ta skaitinė Lietuva. Nes esmė, tai matot, paslaugos skaitmenizuojasi, ten banko skyriai kaime užsidaro, paštai užsidaro, registrų centrai užsidaro, nes viskas yra internetu. Čia tu su appsu savo Vilniui viską gali padaryti, o tas žmogus nesupranta, kas vyksta. Gyvenimas tik blogėja. Tai aš labai daug skiriau dėmesio tai prisijunginėti. Tai kas suveikia, yra tokia programa, vadinasi Prisijungusi Lietuva, kur tu supranti, kad tu nepaaiškinsi čia visiems senukam, kad taigi dabar čia naudokite appsais. Bet tu gali rasti bendruomenės šviesuolį, jį normaliai apmokyti, sukurti jam paskatų ir jį paleisti ir jisai tada jau savo ten hebrukę moko. Ir tai buvo labai labai sėkmingas modelis, kur išvien žmonės neturi ką veikti, yra šviesuolis ar šviesuolė, kuri ten labai įtraukia. Tai aš ką noriu pasakyti, kad ir darbo rinko išbuvimas yra visų pirma socialinis elementas, ne ten kažkoks gebėjimo ar kompetencijų ar dar ką nors. Tiesiog socialiai tu esi suklasifikuojamas ir išstumiamas, nes kaip sako 40+, tu jau esi senolis. Dainiau, grįžtant prie tos idėjos, kad valstybė galėtų kompensuoti 80-70% ar ne, tų smulkių ir vidutinių verslų, kurie yra suteikti paskolą, lengvatinę paskolą arba paprastą paskolą, jeigu yra investuotojas, kuris yra pasiruošęs perimti tokį verslą.
Aš prieš atsakydamas dar taip galvoju, kai Elius pasakė, taip nuo 6 milijardų, kas skamba kaip labai makroekonominė tema, nuėjome į socialinių temų įtraukties vyresnių žmonių. Bet mes kalbam apie žmogiškosius išteklius, tiksliau jūs visi keturi, skyrus Elijų, gal jisai taip trupučiuką atsargiau apie tos žvyrkelius žmonės. Bet jūs visi kalbate apie tai, kad ta investicija į žmogiškosius išteklius yra į smegenis, kuri galėtų valdyti tą ekonomiką, tuos investuotojus ar ne, kurie ateis, tai normalu. Tai taip, ir vat, ką Ignas jau iškėlė, čia yra dar kita problema. Mes Lietuvoje gal to nelabai dar matom, nes tų pirmųjų verslininkų kartos kitimas tik va dabar gal prasideda ir jų vaikai va dabar sprendžiasi, ar norės būti verslininkas, ar nenorės, ar nori būti menininkais, ar keliauti po pasaulį ir taip toliau. Ne, galų gale gal jie nori būti verslininkai, bet nebūtinai šito verslo savininkai. Taip. Bet vėlgi, atsakant Igno klausimą, tai jeigu verslas sveikas, tai yra tik tais kainos klausimas, kas jį norės nupirkti. Aš taip daryčiau prielaidą tokią. Dabar paskolint sveikam verslui, pirmas dalykas, visi komerciniai bankai nori, priklauso tik tais kainos ir lygio klausimas. Panašios organizacijos kaip Iltė, kurios veikia visose šalyse ir turi labai panašią misiją, mano žiniomis niekada nebuvo išsikėlę savo to klausimo padėti pirkti, perimti ar perleisti verslus. Ir čia toks, taip darydamas, tu gal išsaugai verslą, bet nesukuri daug vertės. Nesukuri naujos vertės, nepaskatini pokyčio poveikio. Tai apie tai pamąstyti galima. Bet aš manau, kad ką dar turim pamastyti ir mes kaip ir Lietuvoje vėlgi, kadangi tas verslas 30 plus metų maks yra, tai dar nėra tos problemos, bet tuoj susidursim su tuo, kad verslai pradės stagnuoti. Pasaulis ir aplinka keičiasi. Tas verslininkas, kuris turėjo minčių kūrybiškumo pradėti verslą, tikėtina, kad gali būti išsikvėpęs ir mes kalbam apie akceleravimą naujų verslų, naujų idėjų ir taip toliau. Manau, kad reikia pradėti galvoti ir apie akceleravimą esamų, subrendusių verslų, padėti jiems save atrasti iš naujo, persikraut, naują verslo modelį susidėlioti pagrindų ten, kurie veikia. Tai čia dar viena mintis, kuri manau, kad Lietuvai irgi bus aktuali. Kadangi tikrai daug apie to žmogiškosius išteklius kalbėjom ir truputėlį buvo paminėta ta saugumo dedamoji, nes vėl galvojant apie ar vaikus, kurie išsilavinę grįš į Lietuvą, ar investuotojus, kurie grįš su, nežinau, idėjomis ir investicijomis į Lietuvą, vis dėlto esam fronto valstybė, ką Dainius sakė, ar ne? Ir tie 6 milijardai, jeigu vėl kalbėtumėm apie saugumą, dabar jau aš pasakysiu skaičių, neskaičių, bet tą mintį ir norėsiu, kad jūs tada, Mindaugai, pakartotumėt. Jeigu, tarkim, į vieną kabelį, ar ne, iki Vokietijos jūs sakėt, tie 6 milijardai yra lašas jūroje. Teisingai? Tai ant kiek didelė vis dėlto, nes mes dabar kalbam, tai tai atrodo labai didelė suma, bet jeigu, tarkim, imtume per saugumo dedamąją, kiek yra didelė, kiek mes tą saugumą galėtumėm užsitikrinti? Viską galima sudramatizuoti arba... Tai kabelis kainuotų tiek, už kiek kažkas jį sutiktų pastatyti. Tai labai daug kas priklauso. Čia galim spekuliuoti kainomis, bet kabelis gali kainuoti ten tikrai 4-6 milijardus. Į kabelis į Vokietiją. Bet niekas tokių kabelių tiesiog patys vien lietuviai neinvestuos, todėl kalbam su vokiečių partneriais, su latvių partneriais ir taip toliau. Ir tos sumos dar priklausys nuo to, kiek bus užsakymų pasaulyje, kiek dalyvaus konkursuose dalyvių, kaip struktūruojamas bus pats konkursas ir taip toliau. Viena vertus, 6 milijardai yra milžiniška suma. Kita vertus, žiūrint į tai, kiek investuoja visos įmonės, šiaip kad ir valstybės valdomos ar nevalstybės valdomos privačios, tai ta suma yra netokia ir didelė. Aš tada pabandysiu iš kitos pusės užeiti. Visi, žinot, girdėjot, kaip Ispanijoje įvyko vadinamas blackoutas. Aš kaip sakau šitą žodį, čia kaip su Voldemortu, tai pabeldžiu į stalą. Tai įvyko. Kas atsitiktų, pabandykite įsivaizduoti ir kiek kainuoja
kiek kainuoja nesaugumas. Todėl skirtingos jungtis yra labai svarbu. Ir kai nutrūko kabelis iš Suomijos į Estiją, viskas buvo ne taip ir blogai, jūs nieko nepastebėjot. Greičiausiai jums elektra taip ir toliau tekėjo, todėl kad buvo kitas kabelis iš Suomijos į Estiją, mažesnis. Tas pats kabelis iš Švedijos į Lietuvą veikia, kabeliai iš Latvijos į Lietuvą veikia. Gamintojai pradėjo gaminti. Kiekvieną sekundę Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje elektros pagaminama tiek, kiek suvartojama. Visą tai daro žmonės kažkur giliai, backende, mandras toksai žodis, valdo sistemą. Tai vat čia kalbėti reikia ne vien tik tai apie kabelį, bet tie 6 milijardai neturi būti padėti į vieną pusę nukreipti. Ir tas saugumas yra gerokai plačiau. Ir saugumas investicijos į antidroninės sistemas, į ką mes irgi investuojam kaip perdavimo tinklo operatoriai, jie sukuria verslui galimybę sukurti naujus sprendimus, parduoti, tapti pasaulį žinomais, čia žinomais, gynybos pramonė formuojasi. Tai čia daug potencialų ir aš galvoju, kolegos tikrai papildys. Bet, o žiūrėkit, nėra taip, kad mes vis tiek, kai kalbam apie investicijas, ar ne, mes galvojam apie ateitį. Tai galvojam apie tai, kur mes būsim po 5, po 10 metų, po 15 metų. Ir ar nėra taip, kad investuodami į gynybos pramonę, tegu tai yra gynybos, ar ne, mes vis tiek tada kažkaip tarsi programuotume save karui? Ne? Nu, man atrodo, kaip čia... Ne visai taip, nes man atrodo, ką mes išmokom, būdami atvira ekonomika ir ypač naujais verslais, kad yra globalesnis kontekstas, kuriame mes veikiam ir mes visą laiką būsim globalų žaidėjai. Mes nesam kažkokie čia regioniai ir čia, kai kalbame apie gynybos pramonę, mes nekalbame apie Lietuvos poreikius užtikrinančią ten kažkokio 1 drono ar 3 ten raketų pagaminimą. Mes kalbam apie gebėjimą būti kritiniais žaidėjais visoje tiekimo grandinėje. Pavyzdžiui, Taivanas yra va tokia salelė prie Kinijos apsupta, bet Amerika turi įstatymą, kuris vadinasi Taivano gynybos įstatymas. Ir klausimas, kas čia vyksta, prie ko čia Amerika, prie ko čia tas Taivanas. O dėl to, kad Taivanas turi 70% visų kritinių technologijų, kokių reikia Amerikai, kuri nesugeba iš jų iškrapštyti, tai dėl to jie pasirinkė tą salą ginti. Nes jie supranta, tiesiog negali tuo dėl technologijų. Tai man atrodo, per investicijas ir per mūsų gebėjimus mes irgi to norim ir siekiam, kad Lietuva užimtų tokią kritinę žaidėjo vietą, kad mūsų pramonės produkcijos taip reikėtų visai likusiai Europoje ar vakarų daliai, kad mus apsimokėtų ginti ir nepaleisti. Aš tik tais irgi dar pareplikuočiau, kad kaip Trumpas, mes nelabai aišku mėgstam, kaip vyksta ten visa komunikacija, bet kaip jis kalba, ar turi kortą? Mums reikia turėti kortą. Tai šitas dalykas, išvystymas pramonės ir būnant kertiniu tiekimo grandinėje, tai ir būtų mūsų korta. Kaip sakant, interesui ginti mus. Ir kitas dar dalykas, ar neprogramuojam karui, tai tikrai ne, nes yra filosofinis principas. Nori taikos, turi ruoštis, turi būti tas ežys. Tai taip. Ne, aš tą viską puikiai suprantu ir to neginčiu, tiesiog, kai matau socialiniuose tinkluose, ne, kad mes čia dabar ruošiamės kariauti, tai čia tą karą prisišauksim ir galų gale tos investicijos jau kai ateina ta grąža, tai ką mes turėsim, ar išasfaltuotą žvyrkelį, ar raketų. Bet klausimas buvo iš salės, kas galėtų būti Lietuvoje tokio, ką turi Taivanas, ar ne? Nes mes tų kritinių medžiagų tikrai negalim turėti. Ką mes galim turėti? Sunku sakyti, kas tai galėtų būti, bet dabar Mindaugas, pagrindinis šalies ginklininkas, gal yra su didžiausia investicija į su Rheinmetallio. Bet vėlgi, žiūrint į kelių sėkmingų šalių pavyzdžius. Taivanis viena iš tokių, Izraelis kita iš tokių, kurios turi unikalius sprendimus ar produktus karybos reikalams. Ir vėlgi, Lietuva yra tokioje vietoje, kur
pradeda investuoti į gynybos pramonę. Ne vien tik gynybos išlaidas, bet ir gynybos pramonę. Rheinmetallio projektas yra vienas iš, tikėtina jų gali būti daugiau. Iš ilgės perspektyvos mes kiekvieną dieną bendraujam su norinčiais investuoti ir statyti gamyklas. Kažkas šaudmenų gamyklą nori statyti, kažkas nori raketų gamyklą statyti, kažkas dronų ir taip toliau. Ir vėlgi, kaip ir sakiau, investicijos seka pinigus. Ten, kur yra pinigų, ten ir tos investicijos eina. Tai dabar į ką Lietuva nori, kad gynybos pramonė fokusuotųsi? Ar į 155 mm gaminimą, ar tankų aptarnavimą, ar vis dėlto kažkokių inovatyvių, išskirtinių, unikalių sprendimų kūrimą? Iš to vietų reikia tą statymą pasirinkti ir labai aišku daryti. Gal nereikia čia all in, bet paskirstyti. Ir vėlgi, pirmi žingsniai yra padaryti. Yra akceleruojamos dvigubos paskirties sprendimų, produktų kūrimas. Yra visai eilė įmonių, kurios yra jau sukūrę sprendimus ir netgi pradeda gaminti, ir netgi pradeda parduoti. Ar tai būtų antidroninės sistemos, ar tai būtų kažkokie tai nešiojami lazeriniai taikikliai, kurie nukreipia ten, kur turi skristi kažkokios raketos, ar tai būtų kažkokie skaneriai, kurie ieško minų iš aukštai ir taip toliau. Tai tų visokių sprendimų gali būti, bet vėlgi, tam reikia dėti pinigus, investuoti, paskui pinigus ateis norintis investuoti, jie atsitems protus, inžinierius, kažkokius architektus, kurie ir kurs tuos sprendimus. Tai gali būti hardas, bet aš labiau būčiau fanas kažkokių softinių dalykų, intelektinius dalykų, kurių neįmanoma nukopijuoti. Kai neįmanoma nukopijuoti, o jų reikės didžiosiam valstybėm, tada Lietuva bus įdomi ir bus ginama šalia mūsų pajėgumų. Elijau, o investuotojai, ar jie žiūri ateidami, kur deda savo pinigus valstybė? Ar tai yra kažkoks jiems rodiklis, kad jie, tarkim, nori irgi būti partneriai toje srityje, arba ten geriau nelysti, nes, tarkim, yra padengta valstybės ir jie mato nišą visiškai kitur? Be abejo, kaip pasakyti, pinigus dedama ten, kur yra prioritetas. Ir jokia investicija ten, kur nėra prioriteto, nėra tikėtina. Nes viskas susiveda į specializaciją ir aukštą pridėtinę vertę. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ten vyksta dalykai. Ir jeigu valstybė ten deda pinigus, tai vadinasi, ten yra šalies prioritetas. Tai aišku, kad tas labai koreliuoja ir su užsienio investuotojų fokusu. Aš tik tai gal sureaguosiu į tą, ką Dainius sakė, apie ko neina nukopijuoti. Pinigų netrūksta pasaulyje. Kai kurios šalis gali spausdinti ir čia jom ne problema. Ir netrūksta pinigų. Gamybos žaliavų mes čia neturėsim. Kuo mes esame išskirtiniai ir kurį laiką Lietuva yra išskirtinė? Greita adaptacija, ką su investuotojų pritraukimu mes galim pakankamai kaip nedidelė šalis, bet labai greitai pasikeisti, krypti. Antras, mes kai norim kažko iš tikro pasiekti, tai tikrai mes pasiekim. Ir čia vienas iš tų pavyzdžių, nepasakosiu apie sinchronizaciją, čia yra atskira istorija. Ta pavyksta padaryti. Valios negalima nukopijuoti, žmonių alkio padaryti kažką, ir noro. Tai va šituos dalykus, tai čia tam reikia turėti tiesiog atvertas smegenis ir norą daryti darbus, kalbėtis, girdėti ir daryti. Ir va šitų neina nukopijuoti. Visą kitą galim nukopijuoti. Mūsų, žinokit, laikas eina į pabaigą. Mes turim likusias 5 minutės. Iki mūsų diskusijos pabaigos noriu paklausti, ar dar yra gal klausimų auditorijoje. Jeigu nėra, kad jau pradėjome nuo to klausimo, kur jūs investuotumėt, tai dabar pabandykim įsivaizduoti, kad jūs investavot jau tuos 6 milijonus. Ir Dainiau, kaip atrodo? Kiek laiko praėjo, nežinau, 10-15 metų ir kaip atrodo ta jūsų investicija? Dalis tikėtina negrįžo, nepasteisino, nes jeigu pasteisino, tai gal kažkas negerai buvo. Dalis investicijų negrįžta, bet tai tikrai norėčiau, kad tie mano milijardai investuoti sukurtų naują ekonomikos dalį Lietuvoje. Ir netgi jeigu tai bus šalia gynybos industrijos, aš vis tiek būsiu patenkintas. Netgi taip galvojant ir nesukuria geros emocijos, bet tas yra būtina. Ir taip ciniškai žiūrint, jeigu tai prisidės prie BVP didinimo ir biudžeto pajamų, tai irgi bus labai gerai. Jeigu ta industrija įtrauks
daliai jaunų žmonių su visais įgūdžiais, jeigu dar yra daliai vyresnių žmonių su žilu plauku, kaip pas mane irgi, tai gal ir aš pats ten eisiu dirbti, tai bus sėkmė. Bet taip, žiūrint banaliai, nereikia visko į vieną pintinę sudėti, reikia paskirstyti. Tai vat, apie ką mes kalbėjom, labai taip sistemiškai ir kompleksiškai šnekėjom. Švietimas, sudaryti galimybės augti, sudaryti galimybės grįžti, kad Lietuva ir toliau būtų faina vieta gyventi, ne per didelė, subalansuota, draugiška, atvira. Ir kad būtų tų paskatų investuoti, ar tai būtų perimti verslą, ar tai naują sukurti, ar tai tęsti. Tai vat, tikiuosi, kad tie 6 milijardai taip ir bus panaudoti. Gerai, Elijau, turim 2 minutės, tai po 2 sakinius jums dabar lieka. Tai aš tiesiog vardais pavardėm nesakysiu, bet po 10 metų atsikėlę, visi jaučiamės gerai, saugus, svarbiausia. Ir tai bus turbūt pagrindiniai rodikliai, kurie nusakys, kad viskas pavyko. Ir labai norėtųsi, kad pavyktų sistemiškai, nes su visa pagarba, meilė Lietuvai ir noru, ir čia dirbu visą gyvenimą, mes nesam sisteminiai žmonės. Mūsų sėkmės yra asmeninės. Sporte, Meilutytė pati, penkiakovininkai patys, šiek tiek gal krepšinio, bet ten iš entuzijazmo, kur sistema pagamino medalius. Tai va, dėja ir versle, dažniausiai tai yra tiesiog sėkmingios asmeninės istorijos, mūsų visi tie startuoliai. Tai nėra, kad jie baigia ten Žirmūnų mokyklą ir ten visi dabar tokie va sėkmingi verslininkai. Ten yra tiesiog sėkminės istorijos. Tai aš norėčiau, kad tokia sistema būtų. Gerai, Elijau, Saulė ir Mindaugai, aš prašau, kad tilptumėte tuos 2 sakinius, nes mes lipsim į kitos diskusijos laiką. Saulė? Aš labai trumpai. Iš esmės, Lietuvos dabar paskutiniai 20 metai yra ištisinė praktiškai sėkmės istorija, tai linkiu Lietuvai neprarasti pagreičio ir taip ir ateitį. Aš iš 2 dalių. Vienas, atsikeliam po to laiko, pažiūrim atgal, galvojam, gerai buvo. Ir antras, dar vienas dalykas, Elijus žiauriai pozityvus tada, sako, viskas žiauriai gerai. Gerai, ačiū pašnekovam, ačiū jums visiems buvusiems čia ir už klausimus ir ačiū žiūrėjusiems transliaciją. Dabar jau keisim pašnekovus ir keisim temą. Likit kartu.